Labą dieną, gerbiami telšiškiai ir ne tik telšiškiai, lietuviai, Lietuvos piliečiai visi. Šiandien yra kovo 11, didelė šventė visiems Lietuvos piliečiams. Švenčiam tą šventę, sveikinu visus su nepriklausomybės diena, kovo 11, tai yra Laisvės diena, kaip ir vasario 16, kovo 11 yra nepriklausomybės atkūrimo diena. Ta diena jau prieš 35 metus mes atgavom nepriklausomybę, vėl tapom savo krašto šeimininkais, atsikratėm tų rusiškojo komunistinio, fašistinio jungo, kuriais mes neatsikratom jau 100 metų, mes negalim atsikratyti tuo aziatišku laukiniu jungu. Tai yra laukinių valstybė, banditų valstybė, kuri pastoviai reiškia pretenzijas visiems aplinkiniams kaimynams. Rusija tai banditų valstybė, banditų valdoma valstybė. 100 metų plėšė visas aplinkinės valstybės, tautas. Tiesiog tikslas yra apiplėšti aplinkinius gyventojus kaimynus. Tai darė visais laikais. Vasario 16 mes jais atsikratėm, todėl kad Rusija nusilpo Pirmam pasauliniam kare, jie buvo sumušta Rusija Pirmam pasauliniam kare ir mes naudojom tą situaciją, nors prieš tai jie mus buvo okupavę 120 metų, buvom okupuoti, buvom naikinami, žudomi ir taip toliau. 20 metų nepriklausomybė mūsų truko, tada Rusija vėl sustiprėjo ir vėl mūsų okupavo. Okupavo 40 metais, vėl žudynės, žudė, trėmė, pavertė mūsų vergais ir baudžiauninkais. 90 metais, 50 metų jie vėl mūsų okupavo, 90 metais vėl Rusija nusilpo. Nusilpo, nes ekonomiškai nusilpo, kare Afganistane buvo sumušti, išleido milijardus. Ekonomiškai nusilpo, vėl mes įsilaisvinom. Mes įsilaisvinom kovo 11. Gerai, kad įsilaisvinom, kad atsirado šviesių žmonių, kurie organizavo tą visą reikalą, kurie Lietuvoje suprato, kad reikia bėgti kuo toliau nuo banditų, nuo plėšikų. Ir mes pabėgom. Pabėgom 35 metus ir vėl mūsų nepriklausomybė pakibo ant plauko. Rusija vėl sustiprėjo, vėl puolė kaimynus. Iki tol jie nepuolė kaimynų. Kada buvo nusilpę, 91 metais jie pripažino aplinkinių visų sienas, kaip ir 20 metais, pamenat, Leninas pripažino Lietuvos sienas ir žymiai didesnės sienas negu dabar. 20 metais Lietuvos Rusijos sutartis taikos Liepos mėnesį buvo, atsimenat, 12 lygtai. Tai kaip Rusija pripažino Lietuvą ir Gardiną, ir Lydą, buvo valstybė žymiai didesnė. Ten jau, tai va, 91 metais jie irgi pripažino Ukrainą nepriklausomą valstybę su Krymu, su sienu. Ukraina nusilpo, Rusija sustiprėjo, puolė Ukrainą, puolė Gruziją. 8 metais Moldavija iškart jie atsikando gabalą iš Moldavijos ir vėl mums grasina. Rusija vėl mums grasina. Mes esame vėl blogi. Mes esame fašistai, nacionalistai, nacistai, viskas, kas be gali blogiausia. O iš tikrųjų, Rusija yra banditų valstybė, banditų valdoma valstybė, su plėšikų tradicijom. Viskas, demokratijos ten nėra, nebus niekada gyvenime. Mes ramiai niekada negyvensim, kol Rusija bus valstybė tokia, kokia yra dabar. Niekada ramiai negyvensim, mes turime nepriklausomybę ginti, mes ruoštis turime ginti, nes jie ruošiasi. Mes turime skirti daugiau lėšų gynybai, daugiau negu Rusija skiria, nes kitaip santykis toks bus, koks yra. Tai vat. Bet šiandien mes esam laisvi, esam nepriklausomi, džiaukimės. Jaunesni neatsimenat, kas buvo prie komunistų režimo, kaip mes gyvename. Mes negalėjom išvažiuoti nei į Lenkiją, nešnekant nei apie Švediją. Mes negalėjom tą daryti, jie mus buvo suvaržę, iš mūsų buvo likę vienas pavadinimas. Pavadinimų nebuvo Lietuvos. Ir Lietuvos pavadinimų nebuvo likę. Buvo baigiamas nutautinti. Iš kur mes mokam gerai rusiškai kalbėti.
Tai valstybė yra pavojinga, yra didžiulė grėsmė mūsų nepriklausomybei, todėl švęskim kovo 11, džiaukimės, kad esame nepriklausomi, džiaukimės, kad turim gerų draugų pasaulyje, kad mes esam tokiuose bendrijose, Europos Sąjungai, esam NATO ir puoselėkim santykius su turtingom, su protingom valstybėm, su protingom tautom puoselėkim santykius ir nereikia draugiauti su banditais, su vagims nereikia bendrauti, aš neku valstybė mastu, nereikia su tokiais bendrauti, jeigu jie bendrauja patys savim, patys savęs susinaikina. Gerbiami telšiškiai, lietuviai, Lietuvos piliečiai, sveikinu visų kovo 11, Laisvės diena, puoselėkim laisvę, su švente.